Labas, malonu tave matyti. Iš karto einam prie reikalo. Šiandieną sugriausime, arba bent jau bandysime sugriauti 2 mitus. Pirmas, ar Tailande galima gerti vandenį iš čiaupo ir ar galima gerti gėrimus su ledukais, ar reikia jų bijoti ir panašiai. Iš karto važiuojam prie esmės. Video ištrauka iš mano vieno vlogo. Šiaip visi galvoja, kad labai purvina viskas, bet taip iš tikrųjų nėra. Jie net patys supranta, kad vanduo iš čiaupo, jie net patys jo negeria, tik tai indus plauna. Visi galvoja, kad su ledukais vandens gerti negalima, nors iš tikrųjų kaip ir galima, nes anksčiau tai jo, bet dabar tai viskas yra pasikeitę ir jie ledukų negamina iš čiaupo vandens, gamina iš filtruoto vandens, jie patys negeria iš čiaupo vandens. Yra kompanijos, kurios su dideliam mašinam važinėja ir vandenį pripildo, yra stotelės vandens, filtruoto vandens prisipildyti. Ta prasme, jie supranta, kad tas jų vanduo yra blogis. Nors mano mama užsimiršus buvo to vandens porą stiklinių atsigėrė ir nieko jai nebuvo. Bet iš čiaupo vandens negerkit. Ne. Šitas mitas, aš manau, tikrai yra sugriautas. Dukais, kokteiliuose, net ir iš pačių jau tokių atrodo baisių vietų tikrai gerti galima. Bet galvok savo galvą. Nes aš tik atvykau į Tailandą su taksistu, jisai man iš karto pasakė, kad mes žinom, kad mūsų vanduo yra blogas ir mes jo nenaudojam. Ir šitą aš esu girdėjęs tikrai iš daug ko. Dabar griausime antrą mitą. Maisto higiena ir maisto aštrumas. Aš jau Tailande gyvenu, ganėtinai ilgai, jau virš metų, apie 2 metus kažkas tokio, keliauju visur, tai mano organizmas netoleruoja vietinio maisto, bet netoleruoja aštraus maisto. Tai čia ta maisto higiena, mum, europiečiam, jinai gali pasirodyti tikrai prasta, bet realiai tu tą maistą tikrai gali valgyti. Tiesiog esmė yra tokia, kad dėl ko jie valgo aštriai, nes aštrumas veikia kaip natūralus antiseptikas, plus jų žarnynai yra pripratę prie tam tikrų bakterijų. Tai ką tai reiškia? Jie yra pripratę prie aštraus maisto, jie valgo žiauriai aštriai, tuo tarpu aš, jeigu pavalgau aštriai, aš jau naktį keliuosi su dideliais žarnyno skausmais ir einu į tualetą. Kas įvyksta, kai mes atvykstam, tai visų pirma būna organizmo šokas. Pasikeitė klimatas, pasikeitė maisto rutina ir organizmas nesupranta, kas vyksta. Plus, garantuoju, beveik visi keliautojai atvykę čia, jie to tailandietiško aštrumo netoleruoja. Dėl to, kas gaunasi, organizmas tiesiog patiria šoką, ir pradeda vykti tam tikra atmetimo reakcija. Viduriavimas, raižo pilvą ir panašiai. Tau prieš keliaujant čia ir norint paragauti jų maistą, ta prasme, aš stebėjau vietinius. Vietiniai visada plaunasi rankas, visada dezinfekuoja savo rankas ir visada nusidezinfekuoja įrankius. Tai tau patarimas visada nešiokis tokį antiseptinį purškaliuką, kurį gali nusipirkti visuose 7-Eleven. Visada turėk iš namų įsidėjęs smektos ar tam tikrų kitų gerų elektrolitų ir angliukų. Rizika prisiėmi savo. Dėl ko dar organizmas taip sunkiai reaguoja į Tailando maistą, bent jau man iš asmeninės patirties, dėl to, kad jie į savo maistą deda tam tikrus chemikalus, kurie jau Europai yra uždrausti. Tai kaip pavyzdys, pas juos maiste yra naudojama žvėriška didelė porcija sodium. Tai vėlgi, mūsų organizmas prie to nėra pripratęs. Tai ar šitą mitą mes galime sugriauti? Ir taip ir ne. Ar čia ta higiena yra gera?
Nu, nėra jinai pati geriausia, bet tikrai jinai nėra tokia, kaip ten visi įsivaizduoja. Ta maistą tikrai valgyti galima. Aš pagyvenęs čia, pagaliau išdrįsau paragauti, nu, sakykime, labai beprotiško ir keisto maisto. Aš nemažai laiko praleidau Sano regione ir pagalvojau, kad man jau metas yra paragauti žalios mėsos, vabalų, vamzdžių, varlių ir visokio kitokio briedo, nes vietiniai į Sanę valgo tikrai ekstremalų maistą. Tai kaip mano lietuvio užaugusio su bulvėm, cepelinais ir žemaičių blynais organizmas su tuo dorojosi ir kokia ten kulinarinė kelionė laukia, galite pamatyti vat čia pilnam video, kaip aš ragauju ir tyrinėju į Sano gilų kulinarinį pasaulį. Susimatysime kitose video. Cepelinai su mėsa, šašlykai, kiaulienos, užmarinuoti. Pim, bingo. Varliuką radom. Atsiprašau, klausykit, o tarkuotų bulvių cepelinų turit? Vėdarų tai čia tikrai nėra.